Парикрама вокруг храма. Тут Гопинатхи в Джаганнатхапуре. Čia yra išėjimas. Tai vat atrodo iš išorės. Tulasi darželis. Tulasi darželis. Čia mėgdavo viešpačitanė iš 18 paskutinių savo metų gyvenime. Viešpačitanė praleido Džagannathapure ir po dienos maudymosi vandeninė jis ateidavo čia, į šitą vietą pailsėti. Jis buvo vaikystėje buvo labai geri draugai su Gadadhara Pandit. Sakoma, kad Tota Gopinatha dievybės tai yra, jos sėdinčios yra, nes po to, kaip išėjo Chaitanya Mahaprabhu, Gadadhara dar liko gyvenime dar 4 metus, bet jam buvo taip liūdna be viešpačio Čaitanijos, kad jis labai per 4 metus pasidarė senas ir jis jau negalėjo padėti girliandų ant Gopinathos. Tai Gopinathas specialiai atsisėdo, kad jam būtų patogiau Gadadharui Panditui. Jis sakoma, kad apskritai viešpačio Čaitanija viena iš versijų, kad jis paliko šį pasaulį būtent įėjus per kelieną Gopinatho, nes ten yra iki šiol, nežinau kaip lietuviškai, triešina.